Šiandien pakalbėsime apie vaiko kalbą. Pirmas dalykas, į kurį turime atsižvelgti, tai yra vaiko kalba. Kad vaiko kalba sistemingai vystytųsi, reikia su juo vaizdžiai ir raiškiai bendrauti. Kas yra svarbu, tai paimant vaiką yra svarbu akių kontaktas. Palaikykite visada akių kontaktą, meilus ir švelnus žvilgsnis. Antra, tai yra fizinis kontaktas. Paliečiam vaiką, pažaidinam, pasijuokiame kartu. Trečia yra balso moduliavimas. Keisti balso tembrą, aukštą, žemą. Mamos balsas yra žemas arba aukštas, tėčio vėl balsas gali būti žemas arba aukštas, kad vaikas girdėtų įvairius balsus. Ketvirtas, tai atlikite ekskursiją su vaikeliu po savo namus, parodykite baldus, pasakokite ir apibūdinkite jų paskirtį. Skirkite vaikui dainą. Paleiskite muziką, klausykite kartu, niuniuokite, pasakokite, dėl ko ją parinkote. Ir šeštas yra labai svarbu, tai yra seneliai ir močiutės. Juk jie visada kalba. Leiskite jiems kalbinti ir kalbėti su vaiku. Smagiai ir linksmai bendraukite ir kalbėkite su savo vaikučiais ir iki kito karto.